Kovai dėl medalių ruošiasi ir dar viena Lietuvos ekipa. Dainiaus Adomaičio vadovaujama Lietuvos studentų krepšinio rinktinė sekmadienio vakarą Druskininkuose pirmose kontrolinėse rungtynėse 110-71 nugalėjo Rusijos 20-mečių ekipą. Svečiai lietuviams rimčiau priešinosi tik pirmajame kėlinyje, kurio metu netgi pirmavo. Vis dėlto antrajame ketvirtyje lietuviai nutolo ir po pirmos rungtynių pusės pirmavo 22 taškų skirtumu. Antroji rungtynių pusė aikštelės šeimininkams didesnių sunkumų taip pat nesukėlė. Kelios sėkmingos greitos atakos ir taiklūs metimai pozicinėme puolime leido lietuviams iškovoti įtikinamą pergalę. Daug gero noro, tos energijos, tik tai dar neturim tos kokybės. Šiaip labai pozityviai viską tikrai. Tikrai vyrai labai gerai dirba treniruočių metu ir pastangas, kurias įdeda, tai taip reikia tęsti toliau. Ir nors rinktinės treneris yra patenkintas krepšininkų darbų treniruotėse, tuo pačiu jis teigia, jog kiekvienam dar reikia pasitempti, norint demonstruoti kokybišką krepšinį. Daugiausiai išlipuoti tas detalės, kurios atsiranda tik tai to savitarpio supratimo, kaip trūksta. Dabar yra irgi nauji deriniai, visiems kažkas tai žaidė vienaip gynybos sistemai, mes žaidžiam truputį kitaip, vėl to kiekvienas turi pasitempti po truputį, kiekvienas padaryti po tą vieną žingsnį ir viskas bus gerai. Naudingiausias ir rezultatyviausias šio sezono Lietuvos krepšinio lygos krepšininkas Gediminas Orlik prieš 2 metus Kinijoje buvo vienas studentų rinktinės lyderių ir padėjo jai iškovoti bronzos medalius. Po puikaus klubinio sezono krepšininkas tikina, jog pasiruošimas universiadai kol kas vyksta kryptingai. Kol kas nieko, gerai, iš tikrųjų čia gan didelis krūvis yra, bet tai tikrai yra į naudą. Ruošiamės universiadai. Tai manau viskas super, kol kas viskas super. Kiekvieną dieną reikalauja, kad darytume viską gerai, visą ką liepia. Pats matėt per varžybas kaip. Tiesiog gal gerai išpildėm viską tiesiog, bent jau stengiamės išpildyti, tai gal taip gavosi dabar. Mes bandom vykdyti, ką treneriai sako, o mes įvykdėm ar neįvykdėm, reikia jų paklausti. Čia yra pirmos tik varžybos, tai jie yra 20-mečiai ar 19-mečiai, dabar nežinau, net 20-mečiai turbūt. Tai nieko nesako tiesiog. Pažiūrėsim, kaip bus su kitomis komandomis. Rinktinės strategas Dainius Adomaitis džiaugiasi, jog ekipoje netrūksta pajėgių krepšininkų ir mano, jog lyderiai išryškės tik universiados metu. Yra žaidėjai, kurie praeitą sezoną žaidė Eurolygoje, taip kad jie turi patirtį, yra žaidėjai, kurie žaidė kartu įvairių amžiaus rinktinėse, taip kad čia jau išsikristalizuos lyderiai eigoje, taip kad turim daug žaidėjų, kurie kiekvienoje situacijoje, skirtingoje situacijoje gali imtis tos rolės, taip kad stengsimės išnaudoti kiekvieną. Lietuvos studentų rinktinė mūsų šalyje sužais dar 2 kontrolinės rungtynes. Kauno Žalgirio treniruočių centre birželio 21-ąją studentai susikaus su Lietuvos 20-mečių rinktinė, o birželio 23-ąją išbandys jėgas su Čekijos 20-mečių ekipa. Tuo tarpu Kazanėje Liepos 2-18 dienomis universiados krepšinio turnyre lietuviai kovos su Suomijos, Brazilijos, Norvegijos, Kinijos ir Čilės krepšininkais.